išneš ant 6 pagalių. O juk liks siela ir gyvensit kartu. O juk liks siela ir gyvensit. Nesenai gavome žinią apie tragiškus įvykius Rusijoje, kur žuvo visa prezidento Kačinskio delegacija. Esu asmeniškai sukrėsta, nes dar su juo teko kalbėti užvakar. Prarado Lietuva gerą draugą. Prezidento Kačinskio laikmetis Lietuvai buvo vienas iš sėkmingiausių mūsų bendradarbiavimo laikmetis. Todėl reiškiu visos Lietuvos žmonių vardu didžiulę užuojautą visai Lenkijos tautai, jo broliui ir jo artimiesiems. Tikiuosi, kad dviejų ir abiejų valstybių santykiai toliau galės vystytis ir vystyti tas gražiausias prezidento Kačinskio iniciatyvas, kuris jisai mėgino įdiegti. Ačiū. Gili užuojauta visai Lenkų tautai, kadangi ne tik jie neteko savo iškilių politikos žmonių, bet visa Europa neteko žmogaus, kuris tikrai buvo pasišventęs Europos Sąjungai, o Lietuva ypatingai, kadangi jisai buvo nuoširdus Lietuvos draugas, buvo ne vienas iš tos politikos kūrėjų strateginės partnerystės ir atrodo, kad nei su vienu kitų Europos valstybės vadovu neteko taip ir man 5 metus bendrauti, kur būdavom per visų vadovų susitikimus šalia viens kito visą laiką. Vienas kitą paremdavome tais klausimais, kurie lietė Lenkijos ir Lietuvos santykius. Ir galbūt mums kaip lietuviams yra dar vienas labai svarbus momentas būtent tai, kad per visą tą laikotarpį, kurį man teko su juo dirbti, Lietuvos ir Lenkijos santykių klausimas dominavo. Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio lėktuvas sudužo leisdamasis Smolensko karinėme oro uoste apie 10 valandą Lietuvos laiku. Rusijos naujienų agentūros praneša, kad likus 10 minučių iki nelaimės, tame pačiame oro uoste turėjęs tūpti Rusijos lėktuvas dėl tiršto rūko buvo nukreiptas į atsarginį aerodromą. Apie prastas oro sąlygas dispečeriai įspėjo ir Lenkijos prezidento lėktuvo įgulą, siūlė leistis Maskvos ar Minsko oro uostuose, tačiau 254 pilotavę Lenkų pilotai nusprendė kitaip. Orlaivis apsuko kelis ratus virš oro uostų ir pradėjo leistis, tačiau jam pritrūko aukščio. Lėktuvas užkabino medžių viršūnės ir nukrito miške. Žuvo visi juos skridę žmonės, tarp jų Lechas Kačinskis ir jo žmona Marija. Išgirdau variklio garsą, bet kažkokį keistą. Po to pamačiau lėktuvą, jis skrido pro tirštą rūką labai žemai ir pasviręs į vieną šoną. Pasigirdo triukšmas, kažkas blykstelėjo ir lėktuvo nebeliko. Smūgis buvo toks stiprus, kad lėktuvas subirėjo į gabalus ir užsiliepsnojo. Įvykio vietoje dirba gelbėtojų komanda, keli sraigtasparniai. Lėktuvas sudužo už 300 metrų nuo oro uosto tupimo tako. Jis nukrito miškingoje vietovėje. Mūsų duomenimis lėktuvus skrido 88 Lenkijos delegacijos nariai. Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas sudarė specialią komisiją, kuri tirs katastrofos aplinkybės. Pasak Lenkų žiniasklaidos, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas verkė sužinojęs apie Kačinskio mirtį. Politikas atšaukė visus susitikimus ir iš Gdańsko ir skubėjo į Varšuvą, kur jau prasidėjo gedulingos mišios. Žmonės atneša gėlių prie prezidentūros pastato. Tuo pačiu lėktuvu skrido Lenkijos Seimo vicepirmininkas Ježis Šmaidzinskis, prezidento kanceliarijos vadovas Vladislavas Stasekas, nacionalinio saugumo biuro direktorius Aleksandras Čiglo, užsienio reikalų viceministras Andžejus Kremeris, ginkluotųjų pajėgų vadas Franciškas Gonguras, Nacionalinio banko prezidentas, Seimo nariai ir kiti aukšti valstybės pareigūnai. Per pastaruosius kelerius metus nekartą buvo pasirodę pranešimų apie Lecho Kačinskio lėktuvo gedimus. 2008 gruodį prezidento lėktuvas sugedo Mongolijoje. Tuomet Lenkijos vadovui teko išskristi užsakomuoju reisu. Reporterė Olga Nikolajeva. Norimk, nebebus jau naktų,
kai sūraus vandenėlio tau priplūs iš akių. Užmerk, užmerk, baimė eis pro duris. Nebijok, nebijok, saugos mano siela širdis. Nebijok, nebijok, saugos mano siela širdis. Nes aš verksiu kartu, mano miela išsaugok šitą karštį delnų. Neteisk, neteisk savo žodžių tylių, 3 kartus prie krūtinės glaustyk meilę tarp jų. 3 kartus prie krūtinės glaustyk meilę tarp jų.